Nu ką, chebrytė, esam šiandien tokiam lauke. Čia jau daug metų stovėjo pieva, bet dabar ta pieva suvarė ir sukultivavo. Nemažas čia tas laukelis, nėra pats didžiausias, bet nemenkas. Ir čia ant to lauko stovėjo kaimas kažkada. Dar čia likus vieną gryčią tokia apgriuvus. Žmonės gyvena netoli. Tai sakė, giluminį arimą čia padarė. Tai ilgai aš laukiau, kol šitą pievą svars. Ir va pataikiau. Dabučių nesimato, tai greičiausiai būsiu pirmas. Na ir pažiūrėsim, ką mes čia pakelsim šiandien. Kem 5, kem 7 signalas. O, matau, kažkas čia iškrito. O čia, vyručiai, labai seno šaukšto galas. Dar jis varinis, kleimų tai nesimato. Pasidabravimo irgi ne. Bet šaukštas šitas tikrai senas. Įimam. Čia, vyručiai, signalas. Šiam 2, šiam 3, jis irgi kažkur čia negiliai. 5. Nuo šiam 2 iki šiam 5. Nu, pasižiūriu. O. Čia chebrytė buratinka. Dar va. Matosi kažkas reljefo truputį likę. Įimam. Čia hebra signalas. Dinginėja, bet iki 9,5 kyla. Tai galima pabandyti. 9,3, 9,4. Nu, tikiuosi, čia bus tas, ko aš tikiuosi. Ne šį kartą. Šį kartą čia hebra skeveldra nuo artilerijos sviedinio. Taip vadinamas sijonas. Varinė dalis, kuri išsuka sviedinį, kai jį šauna iš vamzdžio. Turim čia tokį signalą. Iki 96. Pažiūrim, ką čia. Tas mus išpuolė. Čia kažkur. Signalas geras. Ava, chebrytė. Kur buvęs, kur nebuvęs. 2 litų. Ir dar suspindėsiu. Šitą užskaitau. 25 metų. Sidabriniai 2 litų. Gražios monetos, labai vienas iš mano mylimiausių. Įimam. Čia turim hebra signalą 8,8, 9,8. Bet kažkodėl man atrodo, kad jis kažkaip giliai čia turi būti. Čia gali būti kažkoks tai surūdijusio metalo gabalas. Nu, pabandysiu iškas, tada jums parodysiu. O, hebra, kastuvas iškasė kastuvą. Taip ir sakiau, kad čia surūdijęs didelis metalas. Būna ir taip. Buvo hebra signalas 55. Ir čia va turim mes monetą. Ir čia mes turim sidabrinę carinę 10 kapeikų. Nežinau, ar jums gerai matosi, bet... Ja, čia yra 1902, man atrodo, metai. Apsinešus gerokai, bet nusivalys. Išsilaikius gražiai visi. Viskas matosi, nenutrinta. Super. Įimam. Buvo toks signalas.
visiškai blogas. Truputį pakisio ir jis pagerėjo iki 9,5, nu žiūrim. Iš kur čia atrodo buvo. O gal ir neiškasė. Ne, čia. Aha. Iš kur čia yra. Čia. Na, čia. Šitas būt čia negalėjo. Tikrai. Kasgi čia. Nu, čia skardinė kažkokia. Jau matau. Ja, hebrid. Silkė. Kažkada buvo. Išnešam. Rodė tokį kaip daugiau į juodą hebra. O dabar jūs paklausykit ir aš man atrodo matau, kur yra ta moneta. O jinai hebrite. Ir kas čia pas mus yra? 2 litų. Stipru. Einam, ieškom, randam. Čia toks hebritės signalas abejotinas, tiek įspalvota, tiek šiam 7 yra. Buvo tiek įspalvota, tiek į juodą. Čia kažkas yra. A, čia hebritė švino gabalas. Dar čia kulka galbūt buvo kažkokia suplota ar šiaip kažkas. Va čia va hebra, va ten va. Buvo 2 litų, o čia va turim paviršutinį signalą. Panašus į tą, kur buvo. O kasgi čia biručiai, o čia dar vienas 2 litų. Na taip va. 2 litų diena šiandien pasirodo. Smagus radinys. Užskaitau. Įmam. Čia turim 9 iki 9,5, bet irgi toks labai šokinėjantis signalas. Ne kažką. Kažkuris čia duobėj. Sakau ne kažką, bet iš tikrųjų graži saga. Angliška. Iš angliško šinėlio didelio. Geras radinukas, užskaitau. Čiumpam. Einam, ieškom, randam. Čia hebritės signalas įdomesnis. Nuo 7,5 iki 7,8. O ne šiai taip sidabrinės monetos muša. Bet kol neiškasi, negali nieko žinot. Čia kažkas. Bet pradėjo toks garsas nelabai geras būt. Aišku, gali būt prie metalo, tai tikimybė visada yra. Čia kažkur kažkas. O čia vyručiai yra kamštukas. Čia hebritė viršuj. O čia viršuj signalas 70-71. O, dar vietą turim. Geltonas buvo. Dabar raudonas. Nu ką, vyručiai, buvo 7,6. Ir mes turim dar vieną litą. Smetanską. Prie metalo kažkur gulėjęs, va, apaugęs.
šaunus radinėlis. Tai yra kuom pasidžiaugti ir jums parodyti. Einam, ieškom, randam. Nu, vyručiai, pasiklausom. Aš jau maždaug žinau, kas šį yra 87, 88. Stabilus signalas, toks jau ir buvo, nu pažiūrim. Taip, aš buvau teisus, 2 litų. Gražuolis. Spindesio dar yra. Su technika truputį užvažiuota, bet nieko. Įmam. Na, hebrytė signalas buvo 22. Ir dabar jau nesidabriniai 2 litų, bet savietikas 15 kapeikų. Smėlis čia, toks priesmėlis, gerai išsilaikė 1952 metai. Įmam. Čia, vyrai, turim šiam 5, šiam 7. Toks signalas. Iškisiu aš jį ir žiūrim. Čiagi yra moneta, vyručiai. Kas čia per moneta? Nelabai suprantu, kokia čia moneta, bet jausmas, kad carinė kažkas. Tuoj, pabandysiu pavalyti, hebra. Pažiūrėsiu. Jo, vyručiai, ten matosi kažkoks ornamentas, o čia kažkokia galva, bet ją reikėtų pavalyti daugiau. Pažiūrėsim, kas čia išryškės mums. Gal kažkas ir išeis dar. Įmam. Čia irgi, vyručiai, toks va, labai džeržgintis toks. Nes kaip patys matot, hebra, aprūdyja ir signalas džeržgintis, tai nepatinkėkit iškast. Gali būti ir geras rezultatas. Vat. Čia turim, hebra, tokį signalą. Toks bėgiojantis 56. Labai toks jau. Labai toks neaišku. Ogi turim misterį kamštuką. Įmam, šiukšlių nepaliksim, išnešim. Čia, vyručiai, 44,5 signalas. Oho, kaip jis čia rėkia, iki pem pakilo. O, čia turim karo atgarsis. Gilzė va tokia. Įmam. Čia signalas buvo pematau, o čia kažkas yra, tik nežinau dar kas. Kažkas pametė iš faros lemputę. Čia toks įdomesnis signalas, bet 7,5, 7,6, bet kartu ir su juodu kažkaip. 7,4, švaresnis galbūt liko, gal kažkur. 69. Nu, žiūrim. Kažkoks tai varinė plokštelė su ornamentu. Kažkoks ornamentas dar likęs, nu kažko buvo papušimas. Įdomus dalykas. Įmam. Nu ką, vyručiai? Dar vienas signalas, kurį užskaitau. 90 su kapeik. Nu ką, vyručiai, šį kartą rimtesnis variantas. Tulpės 8,6, 8,8, bet labai jis jau toks šokinėjantis. Žiūrėm, kas čia yra. Čia kažkur turima. Čia yra kažkoks tai bully boy.
Čia nuo kažkokios technikos turbūt. Nu į ką, chebrytė, vėl buvo toks išplaukęs signalas. Ir dar 2 litų išlindo. O irgi pavaliotas šitas, braižytas. Nu nieko, bet už tai labai graži moneta. Įmam. Čia, vyručiai, va toks signalas. Labai neaiškus kažkoks jisai, bet man atrodo jis viršui kažkur. Čia turim. Toks kaip į spalvota, kaip į... jo. Čia kažkas tai nuo stogo. Arba ne nuo stogo, arba kažkas kita buvo pritvirtinta šitos plokštelės pagalba. Nu čia, chebra, turim tokį signalą. 8.4, 8.6. Ir jis pačiam viršui kažkur yra. Čia jau čia. Kas čia pas mus? Ai. Aliuminė dangtelis. Aš jau, kaip sakoma, pamaniau, kad bus sidabriukas. Nu nieko, įmam. Nu čia, chebra, turim 8.8.90. Toks signalas, geras signalas iš tikrųjų. Liko tik šiam 7. Ir čia yra aliuminė dangtelis kažkoks. Nu ką, chebrytė, užskaitau šiandieninį kopą. Geras papuolė laukelis. Aš ilgai laukiau, kol tą pievą suars. Žmogus čia netoli gyvena. Sakė, giluminę arimo darė, tai ta pieva čia stovėjo daug metų. Tai va, ir ką mes čia šiandien pakėlėm, tai tulpės, arba kiti vadina linai, gražiai išsilaikius moneta. Tada 10 carinių kapeikų sidabrinių, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 2 litų, 1 litas, čia sena moneta, 15 kapeikų sovietikas ir 1 buratinka kažkur aš ją turbūt kišeniai palikau dėžutėj. Tai jau nepakrapštysiu. Tai va toks šiandieninis kopas užskaitytas, iš tikrųjų labai patenkintas radiniais. Ir dar reikės čia atvažiuoti į šitą laukelį prasieit. Tai tiek žinių, draugai bičiuliai. Visiems gerų radinių ir nei kamštelio purytė. Einam, ieškom, randam.